Greitai parodysiu, kaip reikia padalinti mopedo, motociklo ar dviračio grandinę į dvi dalis. Tai turim įrankių rinkinį. Pradžiai nusukam va šitą viršų. Jo mums nereikės. Tada atsukam va šitą antrą dalį. Dabar mums reikia parinkti strypą pagal šitos grandinės narelio diametrą. Tiesiog parenkam, bus toks. Uždedam spyruoklę. Įdedam į čia, prisukam, kol va čia pradės lysti. Va, nutaikom taip tiksliai. Galim va šitą įsidėti, kad būtų lengviau sukti. Taip. Tada vėl šitą prisisukam arčiau čia. Įdedam grandinę, kad tas mūsų strypas pataikytų tiesiai į narelį. Atitaikom, priveržiam. Na va, turim. Na ir tada sukam. Tiesiog, kol padalinam. Iš pradžių būna sunku, o po to pramuša ir būna lengviau. Dar galim va šitą įsisukti, kad būtų lengviau. Va, pramušė. Na va, čia išspaudė. Dar nekrenta, dar veržim. Va, viskas, jau kai visiškai laisvai. Va, mūsų iškrito narelis. Ir grandinę padalinam į dvi dalis. Dabar patarimas, kad būtų lengviau pradėti, vis tiek jau mes tą narelį išmetam ir tą grandinės dalį, per kurią trumpinam, tiesiog nušlifuoti galvutę šmirgeliu kažkokiu, bulgarkę, tada gerokai lengviau būna pati pradžia. Ir šitą prietaisą prieš kiekvieną naudojimą reikia sutepti tepalu, kad sriegiai judėtų laisvai. Tai va, viskas.